Klausimas jums, ką turi bendro resto baras Eldorado, cepelinai ir ketvirtadienis? Teisingą atsakymą išgirsite filmuko pabaigoje. O dabar visus kartu kviečiu prisėsti dienos pietų jau minėtame bare Eldorado. Jei suklysiu, komentaruose būtinai pataisykit, bet manau, kad tai pirma maitinimo įstaiga Lietuvoje, kuri leidžia visą mėnesį valgyti skolą. Kol Katinienė besilaikanti dietos gėrė vandenį, aš šaukštais kabinau pievagrybių sriubą. Sriubos pagalba numarinęs alkį prisitraukiau arčiau savęs lėkštę su menkė gardinta krevetėmis. Na, o Katinienė tuo metu jau perėjo nuo vandens prie salotų su kriaušėmis ir pelėsinių sūrių. Ir turiu pripažinti, tas derinys net man mėsaėdžių labai patiko. Ta diena mūsų kompanijoje pietavo ir vienas vegetaras, kuriam labai patiko paprikos įdarytos bulvėmis. Na, o man asmeniškai žinoma labiau patinka bulvės įdarytos mėsa. Bet kas pasakytų, kad po tiek suvalgyto maisto desertas jau nebereikalingas. O kai sužinai, kad prie pyrago kavą siūlo nemokamai, negi atsisakysi. O atsakymas į klausimą, ką turi bendro Eldorado, cepelinai ir ketvirtadienis, labai paprastas. Tiesiog Eldorado ketvirtadieniai cepelinadienis. Tad jei kas iš jūsų Klaipėdoje ketvirtadienį užsimanysite cepelinų, maunate tiesiai į Eldorado.